Europos kaleidoskopas. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Europos kaleidoskopo programoje šiandien mūsų studijoje viešnios. Tai Alytaus teritorinės darbo biržos EURES biuro vadovė Agnė Žigaitė. Labadiena. Labadiena. Taip pat Alytaus kolegijos įstaigų įmonių administravimo studijų programų trečiakursė Akvilė Geraltauskaitė. Labadiena. Bei multimedijos dizaino ir leidybos technologijų trečiakursė Evelina Paulauskaitė. Labadiena. Labadiena. Merginos, šiandien kalbėsime iš tiesą labai įdomia ir aktualia tema. Darbas kitose ES šalyse, tad visos vadžios į jūsų rankas. Tai dar kartą labadiena. Esu Akvilė Geraltauskaitė, studijuoju įmonių įstaigų administravimo specialybės trečiame kurse. Tai yra paskutiniai mano studijų metai, tai šiuo metu yra labai svarbi tema, kur reiks dirbti. Kur Evelina galvoja darbintis, ar užsienyje, ar Lietuvoje? Labadiena, kaip kolega ir minėjo, aš esu Evelina Paulauskaitė, taip pat baigiamojo kurso studentė. Ir visų pirma, tai norėčiau padėkoti Alytaus Europe Direct vadoviai Nijolei Vitieniai, kad mus sukvietė šiai diskusijai, nes manau, kad ji yra tikrai labai aktuali, studijuojantiems ne tik Alytoje, tačiau visoje Lietuvoje. Jeigu manęs dar būtų kas nors paklausę prieš metus, ką galvoju apie savo ateitį, būčiau drąsiai teigusi, kad save matau dirbančią ir gyvenančią tik Lietuvoje. Deja, mano nuomonė dabar yra labai pasikeitusi, nes kaip nepaslaptis yra, kad jaunas žmogus baigęs studijas Lietuvoje tikrai labai retai randa darbą pagal savo specialybę ir yra pastebima, kad vis daugiau jaunų žmonių vis dėlto renkasi gyvenimą būtent kitoje ES šalyje ir aš esu taip pat neišimtis ir baigusi studijas tikrai ketinu vykti dirbti į užsienį. O kodėl manai, kad geriausias pasirinkimas vykti dirbti į ES šalis, o ne bandyti rasti darbą Lietuvoje, juk čia gyvena tavo šeima, draugai? Kaip ir minėjau, būtent dėl tos priežasties, kad jaunam žmogui baigus studijas yra labai sunku rasti darbą pagal savo specialybę būtent Lietuvoje. Taip pat manau, jog išvykus dirbti į kitą šalį atsiveria puikia galimybė ugdyti naujus profesinius įgūdžius, asmeninius įgūdžius, galbūt netgi išmokti kitą kalbą, praplėsti akiratį ir pasisemti naujų kūrybinių idėjų, kas yra labai aktualu būtent mano specialybei. Taip pat padidinti pasitikėjimą pačiu savimi ir kas be ko pagerinti bendravimo įgūdžius su kitos kultūros žmonėmis. Ar kada nors buvai išvykusi dirbti į užsienį? Tiesą sakant, ne, nors ir labai buvo didelis noras, tačiau buvo didesnė baimė už norą išvykti vieną į nepažįstamą šalį. Tačiau tas toks didelis noras išvykti, dirbti būtent į užsienį atsirado tuo met, kaip grįžę draugai, pažįstami giminaičiai pasakodavo, kaip jiems pasisekė, kokius gerus darbus rasdavo. Žinoma, jie teigia, kad pradžioje, kaip ir visur, reikėjo labai pasistengti, reikėjo dėti daug pastangų, bet tos pastangos laikui bėgant visuomet atsiperka. Bet kad ir kaip dažnas renkasi galimybę gyventi ir dirbti užsienyje, tačiau statistika rodo, kad tik 3% europiečių gyvena ir dirba ne savo šalyje. Kaip manai, kodėl tiek mažai? Mano nuomonė, todėl, kad dauguma iš tikrųjų bijo tos nežinomybės. Bijo, kad nepasiseks susirasti darbą ir teks grįžti tuščiomis rankomis. Taip pat labai daug žmonių bijo, taip kaip ir aš, išvykti vieni. Bet manau, į šį klausimą tiksliau mums gali padėti atsakyti EURES biuro konsultantė Agnė. Labadiena, kaip jau ir pristatė, esu Agnė Žigaitė, EURES biuro konsultantė. Iš tiesų įdomu klausyti šios diskusijos, manau, kad tai daugelio aktuali tema. Pati su asmenėmis besidominčiais įsidarbinimo galimybėmis užsienyje susiduriu kasdieninėme darbe. Pas mane kreipiasi tiek jauni asmenys neturintys darbo patirties, tiek kvalifikuoti specialistai nepatenkinti darbo užmokesčiu ar darbo sąlygomis Lietuvoje. Iš tikrųjų sutinku, kad išvykti ieškoti darbo į kitą šalį gali būti nelengva, bet pritariu Evelinai, kad įgyti darbo įgūdžių, įgyti patirties, išmokti kalbą, pažinti kitas kultūras bei žmonės iš ties yra naudinga. Bet aš vis tiek manau, kad pirmiausia reikėtų pabandyti rasti darbą Lietuvoje ir įgijus patirties važiuoti pasisemti žinių į kitas ES šalis. Ar tu taip nemanai, Evelina? Drįsčiau tau prieštarauti. Jeigu atidžiau paskaitytume skelbimus apie laisvas darbo vietas Lietuvoje ir Alytuje, tai kiekvienas Lietuvos darbdavys nori darbuotojo su patirtimi, o mes juk baigę studijas tikrai neturime patirties arba turime jos mažai, kurios neužtenka direktoriui ir jeigu yra galimybė išvykti į kitas šalis padirbėti, ten, kur darbo patirtis tikrai nėra taip akcentuojama kaip Lietuvoje,
Ir šią progą tikrai reikia visuomet naudotis, o tuo labiau, kaip dabar sužinojau, mes turime galimybę kreiptis į Lietuvoje esantį EURES biurą ir su jo pagalba sulaukti puikių pasiūlymų darbytis. Bet ar nėra didelis pavojus vykti darbintis į užsienį ir rizikuoti, jog nepasiseks, juk pasitaiko ir taip? Visgi manau, kad tai yra žingsnis, kurį reikia tvirtai apsvarstyti. Prieš išvykstant vertėtų sukaupti kuo daugiau informacijos apie dominančią šalį, apie to šalies darbo rinką, apie gyvenimo sąlygas joje. Žinoma, darbo paiešką geriausia pradėti dar būnant Lietuvoje. Galbūt jau jūs vyksite ne darbo ieškoti, o dirbti. Be abejo, labai svarbu yra kalbiniai įgūdžiai. Galbūt prieš išvykstant vertėtų palankyti kalbos kursus. Tai tik padidina galimybės įsidarbinti ir, aišku, sumažina riziką. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, taip kaip Evelina, savo ateitį sieja ilgesniam laikui su darbu kitoje ES šalyje, tai kur reikėtų mums rasti jūsų biurą? Kuo jis galėtų mums padėti ir, žinoma, kokias konkrečias paslaugas jūs teikiate? EURES yra bendradarbiavimo tinklas, jungiantis visų ES šalių, Europos ekonominės erdvės šalių bei Šveicarijos nacionalinės užimtumo tarnybas bei jų partnerius. EURES biurai informuoja ir konsultuoja apie darbo galimybės, įsidarbinimo sąlygas Europoje, taip pat suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas. Informuojame apie nedarbo išmokos eksportą, apie stažo sumavimą, taip pat teikiame pagalbą darbdaviams norintiems rasti tinkamus darbuotojus. Lietuvoje šiuo metu veikia 10 EURES biurų, jie yra įsikūrę kiekvienoje teritorinėje darbo biržoje, be to visoje Europoje dirba daugiau kaip 900 EURES konsultantų, todėl iškilus klausimams galima kreiptis ne tik į mūsų konsultantus, tačiau ir į Europoje dirbančius. Tiesą sakant, apie EURES biurą sužinojau visai nelaiku, tik 3 kurse ir norėčiau pasidairauti jaunesnių studentų labui. Ar yra galimybė susirasti tik sezoninį darbą? Jeigu yra, tai kur reikėtų kreiptis, kokios yra sąlygos ir kada jo reikėtų pradėti ieškoti? Sezoninio darbo galimybių išties yra, drąsiai galima kreiptis ir į mūsų biurą. Iš tikrųjų, galima pretenduoti į darbo pasiūlymus turimus šiuo metu mūsų portale skelbiamus. Taip pat galima užsiregistruoti įvairių užsienio šalių sezoninių darbo svetainėse ir sulaukti pasiūlymo tiesiogiai iš darbdavio. Kalbant apie pačią darbo paiešką, reikėtų pradėti domėtis gerokai anksčiau, negu kad baigėsi studijų metai, kadangi darbdaviai tuos pasiūlymus pradeda skelbti gerokai anksčiau ir atrankas jau būna suorganizavę. O galbūt EURES tinklas teikia ir finansinę paramą norintiems įsidarbinti asmenims? Pasinaudodama galimybę norėčiau pristatyti projektą Tavo pirmasis darbas ir jo teikiamas garantijas. Tai yra programa, kurios paskirtis yra padėti Europos jaunimui rasti darbą kitose ES šalyse. Tai yra projektas, kurio tikslas 2012-2014 metams padėti daugiau kaip 5000 asmenų susirasti darbą. Ir teikti paraiškas gali visi ES piliečiai, kurių amžius yra nuo 18 iki 30 metų, taip pat darbdaviai atitinkantis tam tikrus kriterijus. Iš tikrųjų, finansavimas yra skiriamas padengti kelionėms išlaidoms vykstant pas darbdavį arba persikeliant į užsienį, konkrečiai į naują darbo vietą. O jūs minėjote, kad jaunimui iki 30 metų padedate nuvykti į pokalbį dėl darbo ir finansuojate. Tai gal galite patikslinti, apie kokias būtent sumas eina kalba? Apsvarčius gautą prašymą, atsižvelgus į visas aplinkybės, kurios galbūt susijusios su darbo gavimu, iš tikrųjų yra skiriama parama 200 €, kuomet atstumas iki darbdavio yra 500 km arba mažesnis, o kuomet atstumas yra didesnis negu 500 km, yra skiriama 300 € parama. O kokių veiksmų turimtis pats žmogus, kaip kreipiasi pas jūs? Gal jūs viską padarote už jį? Iš tikrųjų, pats asmuo turėtų rodyti iniciatyvą, kad nori susirasti darbą Europoje, bet kada gali susisiekti su mumis. Tai galima padaryti telefonu, elektroniniu būdu arba atvykti tiesiogiai į mūsų EURES biurą pokalbiui. Mes visada suteiksime informaciją apie laisvas darbo vietas, apie gyvenimo aprašymų rengimą skirtingoms šalims. Taip pat perduosime jūsų paruoštą gyvenimo aprašymą galimam darbdaviui. Ar daug žmonių kreipiasi pas jūs pagalbos ir ar visiems išeina padėti?
Per praėjusį ketvirtį Eures biurai suteikė konsultacijas daugiau kaip 5700 asmenų. Alytuje jų buvo suteikta daugiau kaip 600. Tad iš tikrųjų stengiamės padėti kiekvienam klientui. Jeigu tuo metu neturime atsakymų į rūpimus klausimus, bet kada galima susisiekti su kolegomis užsienyje, kurie mums pateikia atsakymus į rūpimus klausimus. O ar vyksta jūsų kažkokios parodos, kurių metu žmonės supažindinami su Eurais veikla, nes dauguma mano draugų apie jį nieko nėra girdėję? Taip, organizuojame informacinius renginius apie mūsų vykdomą veiklą. Teko dalyvauti ir Alytaus kolegijos organizuojamuose renginiuose studentų adaptacijos savaitės metu. Taip pat planuojame darbų mugės, kuomet Lietuvoje apsilanko tiek Eures konsultantai iš viso Europos šalių, tiek darbdaviai, kurie ieško darbuotojų. Ir tą visą informaciją apie mūsų planuojamus renginius galima rasti mūsų Eures Lietuva portale ir maloniai kviečiame juose apsilankyti. Gal galite paminėti, kokiomis darbo vietomis paskutiniu metu ieškote darbuotojų? Paskutiniu metu Eures biuras padėjo įsidarbinti žemės ūkio bei sezoniniams lauko darbininkams, taip pat pakavimo linijų darbininkams, slaugos darbuotojams, rizikos analitikui. Šiuo metu ieškomas pardavimo vadybininkas, klientų aptarnavimo specialistas, virėjas, kirpėjas, stomatologas bei slaugytojas. Na, bet aš vis tiek lieku prie nuomonės, kad pirmiausia turėtume bandyti susirasti darbą Lietuvoje. Tačiau labai tikiuosi, kad žmonėms, kurie yra tvirtai įsitikinę, kad nėra kitos išeities, kaip tik išvykti dirbti į kitą ES šalį, šiandien suteikėme daugiau naudingos informacijos ir padėjome sužinoti, kur visada galima rasti pagalbą. Noriu padėkoti merginoms už štai tokią įdomią diskusiją. Aš sėdėjau ir klausiau ir man toks kilo klausimas, kurį norėčiau adresuoti Eures biuro vadoviai Agnei Žigaitei. Štai jūs paminėjote tas vietas, kurioms buvo pasiūlyti kandidatai dirbti užsienio šalyse, bet tai iš esmės yra paslaugų sfera. Merginos, kurios studijuoja verslo vadybą, multimediją, dizainą, jos turi kažkokių realių šansų dirbti pagal profesiją, nes buvo akcentuojama tai, jog neturint patirties, Lietuvoje darbdaviai nelabai nori priimti jaunus žmonės, bet kokią patirtį multimedijos ir dizaino specialybės žmogus įgaus ravėdamas braškės arba dirbdamas slaugytojų? Na, iš tikrųjų, vėlgi ta profesinė patirtis galbūt jinai nėra įgyjama, tačiau aš manau tiesiog pasikloti pagrindui po kojomis, tai yra puikia galimybė. Bet to nebūtinai galima pretenduoti į tokius pasiūlymus konkrečiai, tarkim, žemės ūkyje. Aš manyčiau, kad pramokus kalbą, aišku, sunkiau be kalbos žinių, kuomet merginas minėjo, kad nelabai tą kalbą užsienio moka, tačiau, manau, pramokus kalbą yra galimybė mėginti ieškotis darbo ir pagal specialybę. Ir būtent, tarkim, susiradus darbdavį, kuris galbūt sutiktų jūs apmokyti, būtų galima pasinaudoti Europos komisijos skirtą paramą ir tokiu būdu tiesiog įgyti ir praktikos ir užsitikrinti savo ateitį. Ir įsilieti į tą darbo rinką. Įsilieti, be abejo. Įdomu dar, štai į Eures biurą dažniau kreipiasi žmonės, kurie, kaip ir mūsų šios dienos diskusijos dalyvės, yra jaunos, kurios dar tik kuria savo vietą po saulę, ar žmonės, kurie jau turi tam tikros patirties ir galbūt netekę darbo čia, ieško bet kokio darbo, bet kurioje Europos ar ne tik ES šalyje? Na, kadangi žinome, kad Europoje jaunimo nedarbas yra ganėtinai aukštas, todėl ir pas mus statistiškai jaunimo kreipiasi daugiau, būtent jaunimo neturinčio darbo patirties, kurie galbūt praradę viltį tikisi surasti darbą užsienyje. Tačiau taipogi kreipiasi ir kvalifikuoti specialistai, kurie galbūt dėl kažkokių priežasčių to darbo netenka arba kurių netenkina gaunamas darbo užmokestis. Jums pačiai niekad nekilo mintis ieškoti darbo kitose šalyse? Iš tikrųjų pagalvoju apie tai retsykiais, manau, kad tai būtų tikrai puikia galimybė tiek praplėsti akiratį, tiek patobulinti profesinius įgūdžius ir niekad negali žinoti. Šiandien noriu padėkoti mūsų diskusijoms dalyviams ir priminti, jog mūsų studijoje viešėjo Alytaus teritorinės darbo biržos Eures biuro vadovė Agnė Žigaitė, Alytaus kolegijos įstaigų įmonių administravimo studijų programų trečiakursė Akvilė Geraltauskaitė ir multimedijos dizaino ir leidybos technologijų trečiakursė Evelina Paulauskaitė. Ačiū Jums ir aš tikiuosi, jog įgavę tam tikros patirties merginos vis dėlto sugrįš į gimtinę. Sėkmės Jums. Ačiū. Kaleidoskopas.